Šiandien dar įdėjau vieną žinutę. Galvojau, kad jos nereiks įdėti. Bet matomai dar reiks ne vieną žinutę įdėti. Taigi perskaitau. Po daug skambinėjimų mamos man per telefoną kada tik man paskambina mama, o jinai man skambina labai dažnai. Jinai šaukia, kad žemę nuomoja Arūnui ir tik Arūnui žemę nuomoja. Jinai man per telefoną pasakė gal 100 kartų, bus galima išimti išklotines, kad žemę nuomoja Arūnui. Ir niekada nepasakė per 4 metus nei vieno karto, kad sudarė panaudos sutartį su Arūnu. Dar kartą sakau, nei vieno karto nepasakė, kad sudarė ar pasirašė panaudos sutartį. Jinai visiškai nežino, kas yra panaudos sutartis. Arūnai, neknisk mamai mano proto. Jinai yra sunkus ligonis. Jinai neduoda ramybės man skambindama ir sakydama, kad žemę nuomoja Arūnui. Jinai gyvena šūde ir mėšle. Tu tokias žiaurias sąlygas sudarei, suklastojęs žemės nuomos sutartį, pasirašei panaudos sutartį. Jinai negauna kasmet po 1260 eurų už 8,4 hektaro sklypo, o per 4 metus neteko 5040 eurų. Žiaurus elgesys su žmogumi. Nustok skambinti, nustok ją nervuoti, nustok prieš seną žmogų 92 metų psichologiškai smurtauti. Tu ją jau juodai užknisai. Jinai nevaldo nei emocijų, nei proto. Ar tu ją nori davaryti iki kapų? Kodėl pas tave jauną
nėra nei žmogiškumo, nei pagarbos. Žinok, tu būsi senas irgi ir turėsi daug ligų. Žinok, lazda turi du galus, jei su žmogumi elgiesi sąžiningai, tai gerumas grįžta dvigubai, o kai tu elgiesi labai žiauriai, tai dievulis nežinai, ką tau gyvenime gali skirti. Žinok, ne piniguose laimė. Žinok, gali turėti daug pinigų ir gali taip atsitikti, kad turėsi daug pinigų, o sveikatos neturėsi. Arūnai, tu labai dar jaunas. Tau tik virš 30. Tu su mano vaiku 1 metų. Man labai tavęs gaila, kad tu būdamas virš 30 metų nesivadovauji savo protu. Juk tu sveikas žmogus. Tavo tėvas nenori, kad tu būtum geras, doras žmogus, kad neskriaustum senų žmonių, nekankintum žmonių, nelaikytum žiauriomis sąlygomis. Dar vis laukiu iš tavęs taikaus susitarimo. Bet tėvas tau neleidžia ir tu jo klausai, nors tau virš 30. Nenori, nereikia.